Lietuvos ūkininkai ir toliau galės gauti ES paramą. Jau nuo birželio iki Liepos pabaigos renkamos paraiškos pagal priemonę jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Šiuo metu taip pat vyksta paraiškų rinkimas pagal priemonės miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas, ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos, pelno nesiekiančios investicijos miškuose, veikla miškų infrastruktūros gerinimas ir pelno nesiekiančios investicijos. Eigoje atsiranda vis naujų, sakykime, iššūkių ir mes tą programą papildom naujomis priemonėmis arba pamatom, kad kažkuris sektorius tarsi lieka lyg ir už durų. Todėl reaguojam, keičiam tą programą ir kol dar yra nors 1 euras, matyt, mes negalėsim pasakyti, kad jau tikrai viskas padaryta, bet jau tam tikrus pozityvius rezultatus mes galim skaičiuoti. Pagal kaimo plėtros 2007-2013 metų programą paramos gavėjams jau yra patvirtinta beveik 6 milijardų litų parama, arba 74% visų skirtų paramos lėšų. Daugiausiai paraiškų sulaukta pagal priemonę išmokos ūkininkams vietovėse, kuriuose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietovės. Antra pagal populiarumą buvo agrarinės aplinkosaugos išmokos. Iš investicinių priemonių ūkininkai dažniausiai rinkosi žemės ūkio valdų modernizavimą. Kas yra gerai, kad mes 7-13 metų programą esame praktiškai įsisavinę ir kaimas pajauti jos naudą ir šiuo metu fondai, kurie buvo skirti praktiškai kaip ir pas gerą ūkininką pavasarį aruodai turi būti tušti, tai tas pas mumis šiandien ir yra. Ūkininkai, kaimo gyventojai ir kiti asmenys, kuriems aktuali ES parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą, kviečiami domėtis Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų paraiškų rinkimo grafikų, skelbiamų tiek Žemės ūkio ministerijos, tiek paramą administruojančios nacionalinės mokėjimo agentūros tinklalapiuose.